vienoje agentūroje kažkokioj pasiklausinė dėl, ką gali pasiūlyti ir kainų. Tai, jo, ten aišku, jie daug labai ten prašo, tai dar bandysiu kitur tada eiti. Šiaip gal net ir pats ten kaip nors galėčiau, arba ten, nežinau, bet aišku, tada mažiau šansų ten ką nors pamatyti. Tai žodžiu, reiks pasižiūrėti, gal įmanoma, galiu gal pats kažkur nuvažiuoti ir ten tada jau kažką žiūrėti, nes ten jau už tą nuvežimą dar ten nenormaliai prašo, tai, žodžiu, pabandysiu kitur. Stoti. Gal pats pabandysiu nuvykti ten kažkur su autobusais viešais. Tai ten, aišku, tas nuvykimas daug pigiau tada. Aišku, ten su laikais biškai gal komplikuočiau, bet atsisako ten tas darbuotojas visai dažnai ten jie gal važiuoja. Tai pasiklausiu jau ką. O tada nežinau, dar reikia sugalvoti, kaip ten dėl tų kažkokių apsižiūrėjimų detalesnių daryti, ar ten imtant tos kažkokius arklius ir visas kitokias nesąmonės. Ten jodinėjimus kažkokius, kad ten pamatyti kažką, ar tiesiog pabandyti. Gal galima pradžioje ir tiesiog apsižiūrėti, ar įmanoma. Žiūrėsiu. Per WhatsAppą su vertėju susisiekiau su ten tokia viena kaip ir ferma tiesiogiai. Tai lyg ir kažkokią tada žemesnę kainą taiko, aišku, kaip mačiau tarpininkų. Tai nežinau, bandysiu tada rytoj pats kažkaip tad nusigauti su autobusu. Ir jo, gal tada tiesiai ten tą fermą ateiti. Įsimesiu palapinę dėl viso pikto, dar ten neturiu kažkokios didelės ten kuprinės, bet jeigu ten nepavyktų grįžti ar ką, tai kur nors pernakosiu ir tada jau kitą rytą su autobusu. Gal su Uberiu bandyti. Mačiau dar ir kažkoks moto option. Bet ten jo galvojau, kad pavežtų, bet man atrodo, ten reikia pačiam tada gal nuomotis, nors, nežinau. Žodžiu, galvoju, kol aš čia susirasiu, gal vos nebus panašiai nueiti, tai einu.
atrodo radau. Lo único, ahorita me llamó la... Thanks for waiting for me here. Okay. La relación se cancela. Te digo venga, sabiendo cómo soy negrita y pecela. A esa vaina no le tiro más canela. Yo sigo en el código, tengo la suela. Que la novela, esta es la puerta que... And yeah, it's in general quite unique, I guess, in Colombia. I mean, these flat lands. And how's the perception like of security and that sort of things? Quite good. In my, I don't know, where I stayed seems quite safe to me. But when you told people that you were... Oh yeah. That's of course, and I was also like a bit scared myself, like, but especially in Bogota. But yeah, I went to this like maybe safer district. So yeah, seems quite safe. Also, you know, many cameras, many fences, many security guards, so that also kind of makes it safe. So But for people in Lithuania, Colombia is like a safe place now. I always ask that question because I like to know like perception of people and the ideas of people. yeah, so not very safe, I guess, in the perceptions. But for you, it's like for your parents or your friends, Colombia is like what country? Like unsafe country, drugs, and that sort of things. Perhaps, I don't know. But because, for example, yesterday there were two French girls who told me that the embassy or I don't know who give them like a map of parts of Colombia and they classify them like in green, yellow, green, orange and red. And they say like this part was green, other parts are orange and others are red, which is like you cannot go there like by any chance. But it's really like, I don't know, it depends on each country because like 2 weeks ago I met some guys from, they were Dutch and for example for them this part was orange. But for the French girls, this part was green. And the Dutchmen came here and they enjoyed it a lot. But for
their map, it was like an orange part of Colombia. No tener colegio era un niño más fino, o sea, todo bien, pero sakė, jinai išlaisvinta, norėjo padaryti, kad būtų vėl laukinė, bet žodžiu vis tiek prie žmonių, tai tokia pusiau naminė. Čia sakė tie laukiniai arkliai, bet prijaukinti, tai maždaug dabar tas rudas ten dar kaip ir laukinis. Tai dabar čia jį pririšo kažkaip čia, bando turbūt sutramdyti ar kaip. O ten tas kitas kažkoks atėjęs, nežinau ką jis ten bando išvaduoti ar ką, ar šiaip to. Ar bando perkalbėti į naminį gyvenimą. Ja, så crazy. ¿Qué tal? Yeah, Chévere, ¿no? refreshing. Patiko mane vedlys, sako, eik pažiūrėt. Nu, nori biškį staptelt. O, pabūk. Ten kapibaros tolumoje. Mano arklys vaikšto laisvai. Nu jo, matau kapibarų grupelę nemaža. O, kažkoks dirižiukas bėga. Ir jo ten toliau tie kaimanai. Ar bent jau vienas.
rico aqui. Geras. ¿Qué tal con la suelta? Yo estoy viendo, mañana, ¿usted montó suyo o no? Sí. Pero esto es una pastica literal de tabaco. Lo que pasa es que ¿usted se acuerda de, usted lo conoce, de Jorge Pablo Velasco? Sí. Va a preguntar. Okay, nice to meet you. It was really nice to meet you, Remy. I hope Yeah, you like good luck. Colombia. Yeah. No, Remy. Yeah, I have to pay. Yeah. You have to pay? Yeah. Go, let's go. Remy, nice to meet you. Okay, nice to meet you, man. Safe travel. Yeah, thanks. Bye. Oh. Y así arranca